Yra per daug, tikrai galit praleisti. Taip, jau. Lavanda. Lavandos kaip gali būti per daug. Lavanda, taip, jinai yra eterinio aliejų, mes ją vadinam motina. Ir jeigu pagal aromapsichologinį, sakykime, tą suvokimą, jeigu, sakykime, jums lavanda būtų šiaip sau, aš iš karto aišku paklausčiau, kaip jūsų santykiai su mama yra, nes tai tikrai pasako apie tai. Bet lavandos iš tikrųjų yra, nu, nežinai, ką tepti, tepk lavandą. Nežinai, ką naudoti, naudok lavandą. Taip. O kaip ramunėlės, nes šiaip tai iš vaikystės visada ramunėlės mes Turiu namuose, bet čia nesinešiau. Nes jos kvapas kažkaip tai taip irgi nelabai. Žolės, taip, žolės kvapas yra. Jis yra labai raminantis, geras, į metų galima įsilašinti irgi. Tik reikia žiūrėti tą koncentraciją, bet reikia tas panašiai. Nes toksai labai įdomus ramunėlės ir pipirmėčia tas, kad tarkim man šeimoje buvo tai, kad ramunėlė buvo skrandžiui, o tai, kas mėta, buvo raminimui. Ir paskui kažkaip, tai man atrodo, kažkurioje tai ar Graikijoje buvo kur ten ir staiga, kad atvirkščiai, kad mėta skrandžiui, o ramunėlė nusiraminimui. Gerai galvoju. Matomai tinka ir taip, nes irgi priklausomai nuo šalies, nuo šeimos, irgi gali būti, kad tas pats kvapas, tas pats augalas, jisai gali būti naudojamas skirtingams dalykam pasiekti. Taip. Ir kokia jums ta asociacija patinka, ką jums išnešė, kokį momentą gal gyvenimo? Prancūzijai. Iš tikrųjų šita lavanda ir yra iš pietų Prancūzijos, iš Provanso, nes tai yra tikroji lavanda, lavanda augustifolia, ir jinai turi augti, jinai yra aplamai, turi augti 700 metrų virš jūros lygio, žodžiu, ir labai, kaip sakyti, ta lavanda, jinai yra tokia, pas mūsų vyksta kelionės į tos ūkius, pažiūrėti, tu gali ten rinkti, paskui ten distiliuoja tos eterinius aliejus ir ten pasakoja. Tai būtent, pavyzdžiui, lavanda yra aplamai pasaulyje numeris 1 eterinis aliejus, kuris labai stipriai yra padirbinėjamas. Ir iš tikrųjų tiek lavandų laukų neauga, kiek yra parduodama eterinių aliejų. Čia yra tikrai taip, nes lavanda aplamai jinai yra tokia universalus eterinis aliejus, universalus kvapas, ar nusideginote, bet aš kalbu tik apie būtent šios kompanijos, nekalbu apie kitų, nes yra jau tokių įvykių buvę, prisiklauso, sakykime, ir ten lavandą ten galim patepti nudegimui, pareina kažkokia išsitraukia neaišku, kokios kilmės lavanda, išsitep ir įvežėja į ligoninę. Tai tokių dalykų, aplamai ką kalbu būtent, aš kalbu tik apie šios kokybės, nes kokybė yra labai svarbu. Nes tiesiog yra labai svarbu, nes tu tepi ant savęs. Kokia sudėtis tada yra šito aliejaus? Lavanda, tik lavanda. Visuose aliejuose yra tik būtent tas aliejus. Taip, nėra jokių pridėta, išimta, kažkas patinka, nepatinka, nes dažniausiai būna, kad tie, kurie gamina ten pramoninių tokių būdų eterinius aliejus, jie, pavyzdžiui, įdeda tokių molekulių, kad patiktų žmogui. Tiesiog saldesnė gal kokį padaro. Čia yra iš tikrųjų lavanda. Ir, pavyzdžiui, mūsų partija, pavyzdžiui, jeigu dabar yra tokia, uostot, jūs gal po pusmečio nusiperkat lavandą ir prisiminsit, biškį kitaip lyg tai kvepia, nes tai priklauso nuo saulės, nuo oro, nuo lietaus, nuo vėjo, būtent fitocheminės tos visos sudėtis jos yra kokios. Tai yra, gali jausti skirtumą, va čia ir rodo irgi tą tokį, kad eterinis aliejus tai yra tikras paimta tiesiog ir pagaminta, o ne taip, kad yra supilstyta ar ten kažkokį pridėta ten molekulių.
sintetiniu būdu. Jo, nes Bet tai yra lygiai tas pats, kas vynai, kur eina va tie, va, būtent ūkių vynai, irgi vynuogės priklauso nuo saulės, nuo sezono, nuo dirvožemio. Ir jisai kiekvieną kartą, kiekvienais metais jisai yra kitoks. Ir yra tai taip vadinami kokakoliniai vynai, kurie yra gaminami pramoniniu būdu, kurie ten iš viso ten tų vynuogių. Tiesiog tas pats skonis, tu tą patį, nes lygiai tas pats, tu tą patį vyną nusipirk to pačiu pavadinimo ūkyje ir paskui supermarkete. Ir tai bus visiškai skirtingas, gali būti skonis absoliučiai. O tie, žodžiu, pramoniniai, jie visur bus tas pats skonis. Nes jie yra, neaugaliniai, nes tai, kas yra gyva, jisai negali būti tas pats, jisai nuolatos kinta priklausomai nuo aplinkos. Tai maisto pramonė iš viso jie naudoja sintetinius tuos visus kvapus ir skonius ir jie apgauna mūsų tą refleksus ir užtat mums atrodo, kad mėsa yra rūkyta, kuri net nebus arti prie rūkyklos. Arba vanilė, tai vanilinas, tai nėra vanilė. Tai va dėl to, būtent kvepalai, kurie yra, jie yra, žodžiu, jeigu jie būtų naudojami gyvi, jie negalėtų būti tas pats kvapas, jisai visur ir visada. Ir nesilaikytų jisai buteliukę kelis metus. Aš bandžiau irgi, galvoju, kaip reikia sukurti ir konsultavausi su tikrai žmogum, kuris daro, sako, tu tikrai nėra taip įmanoma sukurti natūralius kvepalus, jau tie, kur yra tie, kur mes galim purkštis. Nes tas kaip ir su oda reakcija, irgi tai, kada yra natūralus, yra tas būtent vėlgi ląstelės, molekulės, atomai, viskas jungiasi ir pagamina kažką visiškai kito, negu kad tu įsivaizduoji. Čia dabar tiesiog lauksiu jūsų reakcijų. Šokoladas. Geras. Kakao. Kakao? Ne, aš jau pasakiau. Kmėnė kažkokia. Kmėnė kažkokia. Anyžis. Bet čia yra miksas jau, sumiksuotas blendas. Su pankoliais, gal su fenėm? Jo. Nes aš pankolį jaučiu. Yra. Čia yra virškinimo mišinys. Traktai visam. Čia yra greičiausiai pipirmėtis, truputį gal yra kažkiek. Bet jau tie prieskoniai tikrai yra. Čia tiesiog aš jo niekada irgi negarinu, bet naudoju ten ar apsinuodėjim, ar yra skrandžio problemos, ar kyla tas rėmuo iš tikrųjų, bet toliau kandida, grybelės, visi tie tokie dalykai, kurie yra nemalonūs parazitai. Pavyzdžiui, aš jo niekada negarinu, bet naudoju jau taip profilaktiškai. Nes aš sustojęs skrandės, cepelinų prisivalgėm, kugelio daug prisivalgėm, tai žodžiu, padeda, apdoroti, virškinti jo. Jis yra toks. O tai dar grįžtant prie to, ką tas duoda tepant tą kada čia pasitepė? Kaklą, sakykime, kad tu labai toli nuo to užuodimo. Tai yra, čia mūsų irgi yra smegenis. O eterinis aliejus yra labai lakus, jo yra aplamai, jeigu molekulė žiūrėt pati mažiausia žemėje yra, pagal amus, jeigu ten skaičiuoti, tai jis yra labai lakus. Pavyzdžiui, jūs, kaip tas eterinis aliejus, jisai per 20 sekundžių, pavyzdžiui, jeigu jūs padus patepat, jisai per 20 sekundžių išnešioja su kraujotaka per visą organizmą. Tai irgi lygiai tas pats liečia per lakumą, per odą, jisai nukeliauja, ir aš aplamai sakau, eterinis aliejus tada nukeliaus ten, kur reikia. Jį pasitepti, pavyzdžiui, aš vaikam tokias praktikas darau ant stuburo tepiu, nes labai daug nuo stuburo eina net tų mūsų visokių, kur valdo mūsų sistemą, raumenis ar ne, visą kitą. Tai ir, kaip sako mano vyras, kaip čia, ta prasme, kai čia dar pradžioj, sakau, nori aš to pabandysiu, sakau, patrinti česnako kvapą į pėdas. Ir tada tu man pasakysi.
ir praėjo 20 minučių, jaučia burnoj tą kvapą. Tai va tas eteris jisai keliauja. Tai mes kaip padus tepamės, tai iš tikrųjų mes labai didelę savo paslaugą darom. Tai per visą kūną, tai tas eterinis limfa išnešioja viską į viršų, viską kelia. Tai viską, kaip sakau, visus kanalus mūsų pravalo. Labai yra iš tikrųjų naudinga tepti ar prieš miegą, ryte, priklauso vėl galima rinktis, ko tau reikia. Tu atsikėli ryte ir žiūri savo asortimentą ir tu tiesiog pagauni tą. Man šito dabar reikia ir aš jo šiandien. Kaip tik čia įrasit irgi vieną iš eksperimentų, žodžiu, aprašymą, kad iš tiesų visai nereikia kvapo tepti panosiai, kad tu gali bet kur. Pulsuojančias vietas, pavyzdžiui, kas turit, problemos, sakykime, yra su hormonais, ar ne, skydliaukė ten, tai labai tokios pulsuojančios tos vietos, nes viską išnešioja. Jūs manęs negirdite, turbūt aš labai tyliai kalbu. Girdite, ne? Tai va, tai čia jo, tai eterinis aliejus tu naudoji, va, tepi, inhaliuoji, garini ir į vidų. Į vidų tik tai, kur yra FDA approved, tai yra, etiketės yra, pavyzdžiui, aš nepasiėmiau turbūt tų, bet šiaip yra tik eteriniai aliejai, pas mums yra visa maistinė linija išleista. Bazilikas, mairūnas, ten black pepper, visos tos prieškodinės šitos žolelės, kalendra, ten, sakykime, nu, va tokie, va, jie yra, nors tie patys eteriniai aliejai, tik skiriasi etiketės. Tai yra FDA approved, kaip maistinis papildas yra. Tai va, nu, nepavargot? Ne? Dabar, ką aš čia noriu duoti kitą? Taip, padarom pertrauką. Atsistojam visi. Išjung.